Labadiena, aš noriu pristatyti pranešimą rotavirusinių ir kitų virusinių žarnyno infekcijų prevencija ikimokyklinio ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Taip girdisi? Žarnyno infekciją sukelia bakterijos ir jų toksinai, pavyzdžiui, salmonella, shigella, escherichia coli, clostridium difficile, virusai, pavyzdžiui, rotavirusai, norovirusai, adenovirusai ir parazitai. Tai Entamoeba histolytica, Giardia, Cryptosporidium. Bet dažniausiai viduriavimus ir infekcijas sukelia virusai, tai roto ir norovirusai. Rotavirusinė infekcija tai ūminė virusinė žarnyno infekcija, dažniausiai pasireiškianti mažiems vaikams, plintanti šeimose, vaikų kolektyvuose, ligoninėse. Labiausiai pasaulyje paplitusi ūminė virusinė žarnyno infekcija, kasmet užregistruojama daugiau nei 100 milijonų rotavirusų sukeltų viduriavimo epizodų. ES šalyse kasmet susirga apie 3,5 milijonų vaikų iki 5 metų. 700 tūkstančių kreipiasi medicinos pagalbos, apie 90 tūkstančių gydomi ligoninėse ir apie 200 miršta. Lietuvoje kasmet užregistruojama nuo 2 iki 4 tūkstančių rotavirusinės infekcijos atvejų ir apie 80% šių atvejų gydomi ligoninėse. Tačiau tai tik lietkanių viršūnė, nes lengvomis formomis sergantis asmenys į oficialią statistiką nepatenka. Rotavirusinė infekcija yra imlūs visi vaikai, nepriklausomai nuo higienos sąlygų namuose, tiek vaikai gyvenantis Europoje, tiek vaikai gyvenantis skurdžiose Afrikos šalyse. Sukėlėjas rotavirusas ilgai išbūna gyvybingas aplinkoje, ant žmogaus rankų kelias valandas, kambario temperatūroje ant daiktų savaitėmis. Atsparus daugumai dezinfektantų ir rankų muilams, jautrus dezinfektantams su chloru. Jautrus karščio poveikiui, užsikrėtę asmenys virusą gali išskirti keletą savaičių. Sergantysis į aplinką išskiria milijardus rotavirusų, o užsikrėsti jo reikia labai nedidelio kiekio – 10 viruso dalelių vienam mililitre. Infekcijos šaltinis, aišku, sergantis žmogus, dažniausiai sukėlėjus platina užsikrėtę vaikai ir besimptominės formomis sergantis suaugusi. Pagrindinis infekcijos plitimo būdas tai fekalinis oralinis. Rizikos veiksnys tai užterštos rankos, kadangi virusai ilgą laiką gali išlikti aplinkoje, jie gali plisti per įvairius daiktus, kuriuos vaikai gali įsidėti į burną. Rotavirusais galima užsikrėsti ir nuo maisto, jis buvo gamintas užterštomis rankomis. Inkubacinis periodas tai 24-72 valandos. Užkrečiamasis laikotarpis 4-6 dienas. Persirgus imunitetas sunkių formų enteritų susidaro. Rotavirusinė infekcija persirgama keletą kartų per gyvenimą. Ir pirmasis susirgimas yra labiau sunkiausias. Po kelių epizodų susiformuoja imuniniai mechanizmai, todėl vyresni vaikai ir suaugę serga retai. Rotavirusinės infekcijos pradžia tai labai ūmi, vaikai ima karščiuoti, vemti, viduriuoti, ligonius dažnai vargina pykinimas, pilvo skausmas, pūtimas ar gurgėjimas. Apie 60% vaikų atsiranda ir kitų simptomų – sloga, nosies užgulimas, kosulys. Viduriavimas gali tęstis 3-4 dienos, tačiau gali užtrukti iki net 2 savaičių. Temperatūra tampa normali po 3-4 dienų ir vėmimas liaujasi 2-3 dieną. Lietuvoje nuo 1998 iki 2014 metų stebima rotavirusinės infekcijos didėjimo tendencija. Didžiausias buvo sergamumas registruotas 2011 metais. Apskrityse sergamumas didesnis už visos Lietuvos buvo 2014 metais Vilniaus, Kauno ir Panevėžio apskrityse. Rotavirusinė infekcija plinta šeimose, vaikų ugdymo įstaigose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Protrūkiai dažniausiai registruojami šeimose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Pagal užsikrėtimo vietą, tai protrūkių virš 80%
registruojama gyvenamoje namų aplinkoje, o vaikų ugdymo įstaigose tik tai 2,3%. 2014 metais buvo užregistruoti 62 išplitę protrukiai, kurių iš jų buvo 36 protrukiai registruoti lopšeliuose darželiuose. Ir iš tų 36, 29 buvo diagnozuota rotavirusinė infekcija. Rotavirusams imlūs visi, tačiau naujagimiai krūtimi maitinami kūdikiai serga rečiau. Kolektyvuose, kur susirga bent vienas vaikas, užsikrečia pusė vaikų, suaugusių 1/3. Didžiausią epidemiologinį pavojų turi besimptomė ligos formą sergantis asmenys. Pagal amžiaus grupės tai yra sergamumas virusinėmis žarnyno infekcijomis, kaip roto, kaip noro ir taip nepatikslintomis, dažniausiai serga vaikai nuo 1 iki 3 metų amžiaus. Jau vyresni 18 metų gan mažai serga. Susirgimai registruojami visoje šalies teritorijoje. Rotavirusinė infekcija yra būdingas sezoniškumas. Lietuvoje sergamumo pakilimai registruojami šaltojų metų laikų. Kaip ir vis ankstesniais ir šiais metais, pakilimas buvo užregistruotas didžiausias vasario ir birželio mėnesiais. Sezoninio pakilimo mėnesiais buvo užregistruota virš 70% visų rotavirusinės infekcijos atvejų. Daugiausiai rotavirusinės infekcijos susirgymų užregistruota balandžio mėnesį. Kaip matoma šitam grafike, kai pakilimas buvo didžiausias balandžio mėnesį, tai 23 ir 4. Vaikų kolektyvuose personalas nesilaiko rankų higienos reikalavimų. Todėl yra didelė pagrindinė priežastis rotavirusinės įsiplitimui. Neužtikrinama vaikų rankų higiena vaikų kolektyvuose. Keičiant sauskelnes nenaudojamas pirštinės, sauskelnių keitimo vieta nedezinfekuojama. Netinkamai laikomas panaudotos sauskelnes, nesavalaikiai izoliuojami vaikai iš kolektyvo. Didelis vaikų grupės ir bendro naudojimo žaislai yra mokymo priemonės. Skirtingai nuo daugelio virusinių žarnyno infekcijų, pavyzdžiui, norovirusinės, kurios valdomos tik nespecifinėmis profilaktikos priemonėmis, ir rotavirusinės infekcijų plitimo ir sergamumo mažinimo taikoma ir specifinė profilaktika – skiepai. Nespecifinė profilaktika – tai pagrindinė yra, aišku, rankų higiena. Plaunant rankas su muilu pašalinama apie 95% žmogui patogeninių bakterijų ir virusų. Ir prevencija rankų yra svarbi tiek vaikų, tiek ir vaikų ugdymo įstaigų personalo rankų švara. Svarbus rytinis vaikų priėmimas, kad į kolektyvą ateitų tik sveiki vaikai. Priimant vaikus rytais, vaikų įstaigos personalas turėtų surasti laiko pasitikti vaikus ir pasiteirauti suaugusiųjų apie vaiko sveikatos būklę. Jei vaikas nelankė darželio dėl ligos, tėveliai turi atnešti nustatytos formos pažymą apie persirgtą ligą. Joje turi būti atžymėta, kad vaikas gali lankyti kolektyvą. Sergančiųjų vaikų izoliavimas. Jeigu lopšelėje, darželėje kyla žarnyno infekcijų ligos protrūkis, kurių dažniausia priežastis yra nesveikus maistas arba infekcinės ligas, kurios išplinta per buitinį sąlygį, kad viduriuojantis ar vemiantis vaikas neplatintų užkrato, būtina jį kuo skubiau izoliuoti nuo sveikų vaikų. Izoliavimo patalpoje turi būti ligonio slaugos priemonių, atskira patalynė, indai. Persirgusio vaiko patartina nevesti į mokyklinę įstaigą bent 2 paras nuo paskutinio viduriavimo ar vėmimo epizodų. Labai svarbus nuolatinis valymas ir dezinfekcija. Rotos virusai kambario temperatūroje išgyvena ant daiktų ir paviršių nuo 90 minučių iki 10 dienų ir ilgiau. Jei vaikų kolektyve kilo žarnyno užkrečiamosios ligos protrūkis, būtinas nuolatinis valymas ir dezinfekcija. Tai būtinai įtarus užkrečiamosios ligos atveju prieš izoliuojant ligonį ar esant protrūkį specialistų vykdančių užkrečiamų ligų epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę reikia patalpas valyti ir dezinfekuoti nurodytą laikotarpį. Valgymo indai ir įrankiai plaunami tik indams skirtomis priemonėmis. Valgykloje stalai, klijuotės, plastikinės staltiesės po kiekvieno maitinimo šluostomas švaria šluoste sutrikinta buitinės dezinfekuojančios priemonės tirpalų skirtų paviršiams valyti. Patalpos
kambariai, prausiklis, tualetai ir įrenginiai šluostomi kiekvieną dieną drėgnų būdų, naudojant taip pat buitinis dezinfekuojančias valymo priemonės, skirtas paviršiams valyti ir dezinfekuoti. Visi sanitariniai įrenginiai, durų rankenos, vandens čiaupai, unitazai šluostomi 2 kartus per dieną, naudojant taip pat dezinfekuojančias priemonės skirtas įrenginiams valyti. Grindų valymo inventorius plaunami taip pat tuo pačiu tirpalu, po to karštų vandeniu ir džiovinami. Patalpos kuo dažniau vėdinamos. Žaislai skirti vaikų iki 3 metų ugdymui valomi dezinfekuojami 2 kartus per dieną, kiti dienos pabaigoje. Dideli žaislai, kurių negalima plauti, šluostomi švaria vienkartinė šluostė sudrėkinta 2 procentų geriamosios sodos tirpalu. Minkšti žaislai, kilimai ir kiti minkšti daiktai esant ligos atveju nenaudojami arba apdorojami plaunamaisiais siurbliais arba šepečiu sudrėkintų buitinės dezinfekuojančios priemonės tirpalu. Naktypuodžiai po kiekvieno naudojimo išpilus ekstretus plaunami karštu, nežemesnis kaip 60 laipsnių temperatūros vandeniu. Šepečiai mirkomi taip pat dezinfekuojančios priemonės tirpale, splaunami vandeniu, džiovinami. Panaudotas tirpalas išmirkus šepečius išpilamas. Pagalvės čiužiniai, antklodės valomas šepečiais, sudrėkintais dezinfekuojančios priemonės, skirtus paviršiams valyti tirpale. Pagalvės ir antklodės įgalimas skalbimas nežemesnis kaip 60 laipsnių temperatūros vandenyje. Rotavirusinė infekcija taip pat taikoma ir specifinė profilaktika, tai skiepai. Skiepimo tikslai tai apsaugoti vaikus nuo vidutinio sunkaus viduriavimo, sumažinti guldymo į ligoninę riziką dėl rotaviruso, sumažinti sveikatos priežiūros sistemai ir visuomenį keliamą naštą ir šeimos patiriamą kančią dėl rotaviruso infekcijos. Rotaviruso vakcina rekomenduojama visiems Lietuvos vaikams. Rotaviruso vakcinos puikiai dera su kitomis vakcinomis. Lietuvoje yra 2 rotaviruso vakcinos. Viena skiepima 2 geriamosiomis dozėmis, yra 3 geriamosiomis dozėmis. Pirmąją dozę rekomenduojama sugirdyti praėjus 6 savaitėms nuo gimimo, kadangi kūdikį skiepimas turi būti užbaigtas iki 6 mėnesių amžiaus, tėveliai turi anksti apsispręsti, ar skiepyti savo kūdikį. Ačiū už dėmesį.